mygtuką. Iki sustojimo. Sveiki draugai, aš noriu papasakoti jums savo asmeninę Altavija 1 istoriją. Žygeiviai išlydim. Laukia 120 km solo. Veža į starto vietą. Nežinau, ko lauk. Nebus į kieno petį paverk. Verks į kamerą. Sakė, rodys visas emocijas. Jau nebe tik vaizdus, bet ir tai, ką jis išgyvena. Šitas bus emocijų vlogas. Paliekam Vilnių. Pakabukas su manim. Atskridom laiku. Pirmas mažytis žingsnis žengtas. Esu Trevizo. Lengvai valkatauju. Ir liko 15 minučių iki autobuso. Labai norėjau saulėto oro, nu tai va, gavau. Nu ką, atvykom. Šit, niekar netvykom. Gavau tai, ko reikėjo. Pasistačiau maršrutą. Žygiuojam savo pirmos nakvynės. Buvo du variantai. Buvo galima eiti keliu, civilizuotai šaligatvę, arba eiti lauku. Nutariau iki stovyklos eiti vaizdingesniu keliu. Ir 15 minučių iš karto visi dienos rekordai sumušti, aukštis, žingsniai, kalorijos. Svajonės pildosi. Einu link savo pirmos nakvynės vietos. Situacija nedžiuginanti. 2 iš 2 vietų neturi. Sorry, we don't have place, sorry. Turiu paskutinį šansą. Kilometras iki sekančio kempingo. Priešingą atveju. Net nežinau, ką reiks daryti. Blema, kaip laiku atėjau į stovyklą. Dabar rašau kompleto. Tai reiškia, kad būčiau šiek tiek atėjęs vėliau. Ir būtų tiu-tiu. Buvo ant plauko. Gaminuosi valgyt, skanaus man. Šios dienos reportažą baigiu. Labanaktis eina miegoti ir rytoj prasideda žygis. 6:15 ryto. Aš ruošiuosi naujai dienai. Naktelė tai buvo desoka. Teko net ir džemperių įsidėti, pamiegojau kokias 2-3 valandas max. Prisipildžiau vandens atsargas, va, netgi su filtru. Tūlikė pasikroviau powerbanką. Paskutinis sustojimas, žygis už 20 minučių prasideda. Ir startuojam savo Altavija 1. Nerealiai, iš tikrųjų geras jausmas. Vieną ką dalyką pastebėjau, tai prisipilus vandens, kuprinė labai sunkiai pasidarė. Epic. Žiauriai fainas ežeras, taip noris viską užfiksuoti. Pirmos dienos aukščiausias sukilimas, apie kilometrą. Seniai nelaipiau, karšta. Tai belia kaip sunku. Reikia kauptis ir eit. Patys kilometrai nesusirinkt. Motivacija 3000. Nuėjau L2 kilus R3. Tenka daryti pertraukas kas kokį 50-100 metrų. Seniukai kepina belia kaip. Statu belia kaip. Pirmą kartą savo haike naudoju lazdas. Nuima kažkiek svorį, palengvina ir pima tą į kalną viršų. What the fuck aš darau? Per daug prisipakavau, vanduo labai sunkiai sveria. Tokia ta haikerių dalia. Likimas biškį pagalėjo, nedidelis nusileidimas. Nereikia kopti į viršų. Bet kai matau, kas dar laukia, tai nedžiugina. Centimetras po centimetro. Neįvertinau savo galimybių. Žiauriai buvo status pirmas sukėlimas. Pasiekiau Senės Refugio, pirmą nakvynės naktį. Sąžiningai, tai buvo sunkiausias haikas mano gyvenime. Cukraus lygis nukrito iki dugno ir net regėjimas sutriko. Metras po metro per vargus pasiekiau. Belia kaip sunku ir tik pirma diena. Tai tikiuosi rytoj bus lengviau. Čia yra Max Challenge, kokį aš esu Eva turėjęs kada nors. Antra diena, pradedam sekančią atkarpą, apie 10 km, 5 valandos. Išsimiegojau, įsitepiau kremais
Šiandien puikia nuotaika. Važiuojam. Say hello to my YouTube channel. Hello, how are you? Another good day. Gabena daiktus turistų, kurie nenori nešti savo daiktų. Ką, leidžiamės. Antra atkarpa daugiau leidimuose. Tai guodžia. Faina, susiradom iš Pietų Afrikos, Olandijos žmonių, kurie eina kartu. Our next one is this one. Atrodo keistai laikyta lazda. Tai, bet noriu užfiksuoti visus vaizdus. Įveikėm vieną sukilimą, kuris irgi buvo status, bet organizmas jau labiau pripranta. Šiek tiek persidėjau savo kuprinę, paskiščiau svorį tolygiau. Kepina saulė, vanduo eina į trasą. Tikiuosi užteks iki sekančio refugio. Wow, blogai rašė, kad čia easy haikas. Nežinau, ar čia easy haikas. Čia tikrai reikia jėgų. Dabar einam lygumą, tai mėgaujuosi ir naudojuosi progą. Antras etapas į pabaigą. Baiginėjau atkarpą Senės Lavarelą. Palydėjau draugus iki refugio. Visur kalnai. Čia vaizduoja debesį ir kaip iš lietaus jie gauna vandenį. Dolomitai. Wow. Ta prasme, Senelumbai. Šiandien yra antra diena, sukilau apie 600 metrų. Buvo momentų, kai miriau. Iš tikrųjų įvyko šiandien stebuklas. Rytdienai neturėjau jokios nakvynės ir planavau kažkur kempinti. Sako, žiūrėk, gal tu nori prisijungti. Refugio, kuris yra populiariausias visoje šitoje atkarpo, šiausiam taške, visata, aš esu apakęs. Ankstyvas rytas, paliekam Lavarelą. Šiandien laukia ilga diena, labai daug sukilimo. Po truputį, neskubant, bandysim įveikti apie 5-6 valandas viskas užtruks. Labai tikiuosi, kad nebus taip sunku, kaip buvo pirmą dieną. Tokiais maršrutais einam kasdieną ir tai yra didelė privilegija būti čia. Mėgaujuosi kiekvieną akimirką. Geriau nesimaišytiems ant tako. Kol kas einam daugmaž lygumą, tai kilometrai renkasi greitai. Jau kuprinė lengvesnė, pilnai pakrauta 3 litrai vandens. Šiandien einam iki aukščiausio viso trailo taško. Hello! Pasiekėm pusiaukelę, judėsim tenai. Kriterijus. Štai čia. Sulipam. Paskutiniai 10 metrų. Visiškai nebėra jėgų. Pasiekėm perėją. Dabar lauks nusileidimas. Buvo nelengva, bet lengviau negu pirmą dieną. Jau kūnas po truputį pripranta prie sukilimo nusileidimo ir įgauna vis geresnę formą. Tenai mūsų viršui, o čia belė kokios statumo nusileidimas. Štai nuo to kalno nusileidom. Say hi! Ketvirta diena, paliekam Lagazu, šiandien sekanti stotelė Dibona. Vakar buvo pati sunkiausia diena mano žygeivių ir apskritai gyvenime istorijai. Buvo sunkiausias haikas mano gyvenime. Vakar reikėjo pagalbos iš pašalinių žmonių. Padariau klaidą, nepavalgiau pietų. Likus kokį valandai iki refugio, baigėsi kalorijos, pradėjo svaigti galva, nebegalėjau lipti daugiau. Šalia kartėjo keli bendrakeleiviai, tai jie paėmė mano kuprinę, užnešė, o aš su kitais seniukais, kurie ėjo su gidu, jų tempu, žingsnis po žingsnio, pasiekiau viršūnę. Dabar praeiname tunelius pirmo pasaulinio karo. Štai čia galite pasižiūrėti. Ir va tai vat žemyn. All the way. Čia pirmam pasauliniam karui buvo įtvirtinimai vokiečių ir jie kariavo tunelį. Kopia amerikiečių pora, su kuria žygiavom 3 dienas. Čia mūsų keliai ir išsiskiria. Iš tikrųjų liūdna. Tokiuose žygiuose visada užsimezga
graži draugystė. Manau, dar daug draugysčių užsimegs, daug nuostabių istorijų, akimirkų kartu. Einam toliau. Dolomitai, vienas kitas praeivis. Po košmariškos vakar dienos išmečiau dalį savo daiktų, pavyzdžiui, miegmaišį, dujinę ir taip toliau. Šiandien atkarpa žymiai trumpesnė ir visas pusdienis skirtas recovery. Golubevas užsidėjo savo challenge'ą max kem 5 metam. Emocijų daug, išgyvenimų daug, tiek gerų, tiek blogų, tiek sunkių, tiek lengvų. Tai per kokią kelionę perėjau ir ką tenka išgyventi. Sveiki draugai, 5 diena, jau beveik pusiaukelė, palikau Refugio Diboną, šiandieną einu iki ežero, viena ilgesnių, jeigu ne ilgiausia atkarpa. Laikrodis rodo, kad kūnas nerecoverina, dėl to bus sunku su sprendimais. Manau, vieną atkarpą pasikelti su keltuvu, vis dėlto jau turėjau 2 pamokas, 1 ir 3 dieną, todėl praskibinsiu vieną sukilimą ir lipsiu. Sveikata vis dėlto yra svarbiau. Skoitolį nuvalau Refugio 5 torė. Šiandien tokia bus miškingesnė atkarpa, buvo labai toks nusiveikimas skirtingai nuo kalnų, leidžiantis, tenai būna uolos akmenys, tu turi daugiau stačių paviršių, o einant gan stačių kalnų į apačią, tenka arba daryti šaknų, arba visiškai viskas dirba ant kojų raumenų, tai kilometrų dar nenuėjau, bet jau keliai jaučiasi. Gerai, žiūrėsim, kas bus toliau. Tai va, pasitaręs su savimi, priėmiau sprendimą vieną atkarpą užkilti keltuvu, kur man stupis 2 auksinės valandas. Reiktų varyti į tą visą kalną. Esam 1 pasaulinio karo šventėse. Ateini, toks stebėjimo punktas, atsišaudai. Lengvai šiktelėjau. Aš galvojau, kad tikrai žmonės sėdi. Labai realistiškai pavaizduota, kaip tuo metu žmonės čia gyveno, kariavo. Įrengimai kokie čia padaryti ant kalno viršūnės yra neįtikėtini. Čia buvo toks lyrinis nukreipimas. Einu tarp uolų, nes būtų ne kažką apsisukti ir grįžti. Keltuvas į aukščiausią tašką nuvarau, planas neišdegė. Galvojau, kad bus keltuvas į aukščiausią tašką, o pasirodo ne keltuvas, o kitus daiktus. Nesidžiaug, radęs, neverk pametęs. Taip įvardinčiau šitą situaciją. Žiūrėkit manęs, koks laukia. Takas. Klaidų nedarau. Valgau ir vandenį vietą 4 minučių iki Refugio. Tenai darau didelę pertrauką. Pietauju. Palieku už savęs saverau, pavalgiau, gėriau mažą alaus, pailsėjau, laukiu apie 4 valandas 10 km. Žiūrėkit, toks laukia maršrutas. Kai pavydžiu, čiau! Šitiem vaikam nuo pat mažens auga kalnuose. Gali patirti šitą laisvę. Garjamis Travels žygiuoja, čekina maršrutus ir kitais metais pakviesiu kartu. Įveikiau labai sunku sukilimą. Kažkaip vėl apsiskaičiavau. 16, jau 17 nuėjau kilų ir dar jaučiu kokie lieka. Nežinau, 3. Po truputį temsta. Turiu spėti iki Refugio. Pirmą kartą savo 5 dienų istorijoje einu vėlai vakare, šalta, pradingus saulė, pučia stiprus vėjas. Kaip ir visą laiką ant žemėlapio atrodo, kas ten yra šūdas, apaisiu biškį šalį. O dabar varau savo Refugio, jinai taip toli. Šešta diena, einam iš Groda del Lago į Saulanzą su savo draugu David. Šiandien laukia trumpesnė diena, apie 3 valandas. O, jau kyla uraganai. Einam, šnekučiuojamės, darom viens kito nuotraukas. Reikia išnaudoti, kai turi pakeleivį. Pasiekėm tarpinę stotelę Città de Fiume.
Yra vat ir štai tokių atkarpų. Eini takeliu, mišku, vos ne kaip Lietuvoje. Nu, šiandien pasisekė, mėgau Refugio ir esu kambary vienas. Hot tubas, kalnų apsuptyje. 7 diena, šiandien einam per lietų. Šiandien kitokia diena, lietus, purvas, debesis. Einu, visas jau nuo pusės į apačią permirkė. Tai kas pabūgo, tai kas persikūnavo, mes einam. Nejaučiu rankų, vos paspaudžiu mygtuką. Wow, šiandien toks nuotikis. 8 diena, paliekam Koldai, draugelis eina, einam link Vazoler, oras apsiniaukęs, bet ne karšta, nelyja, tas yra gerai, neskubant po truputį sieksim savo tikslo. Appsas rodo, kad apie 4 valandas. Nu va, nusimaudžiau Koldai ežere, dabar leidžiuosi į slėnį. Šitą atkarpą 10 km, daugiausiai leidžiantis, tai svarbiausia, kad nelyja. Einant pastebėjau tokias nuošliaužas, vandens išplautus griovius, tai ne kažką būtų tokius pakliūt. Dabar eisim ten. Ten, jeigu matosi, yra ant pačio kalno, tai va ten yra mūsų pusiaukelė. Einam su draugais, kompanija linksma, laikas greitai eina, kilometrai greitai sukasi. Eilinis rytas, jau visas nušašėjęs, tikras keliautojas. 9 diena, tikėjausi, kad oras bus geras, bet ir vėl lynoja, apsiniaukia. Ir šiandien laukia tikrai įspūdinga atkarpa, nes kelios poros, kurios jie kartu su manim, jos nuėjo šitą atstumą vakar. Rašė, kad yra nuošliaužų, sunkiai praeinama, viskas yra ant krašto ir pavojinga, reikia labai atsargiai. Ir mes jam turėsim traversuoti. Į pačius kalnus. Vanduo kyla, trenkiasi. Kiek ženklais ar ne, štai kur klausimas. Sutikom grįžtantį vaikinuką, su kuriuo aš nakvojau naktį. Ir jis sako, kad landslidas yra toks didelis, tipo nėra kaip pereit. Priėmėm sprendimą važiuoti iki mūsų sekančio Refugio. Palikau daiktus, užsimečiau daypacką. Nusprendžiau palydėti savo draugus australus iki jų Refugio. Ten atsisveikinsim, nes keliai išsiskirs. Devinta diena, palieku Paso Duran ir einu į Pramparet. Truputėlį tokia atkarpa keliu. Išeinu labai anksti. Šiandien laukia apie 11 km kelias, apie 500 metrų sukilimas. Dar prisiminiau, pasidalinsiu. Miegojau 8 lovų dorme. Vienas seniukas taip žiauriai knarkė, tai kėlėsi naktį, numečiant jo telefoną, tas prasibudino, bent jau kažkiek suveikė. Peizažas beveik kaip Lietuvoje, miškai, turim netgi panašių kalnelių, beveik kaip namuose jaučiuosi. Kadangi daug lyjo, daug visokio purvo, nusiprausim, kai baigsim žygį. Traversuojam kalnu. Ten toli matau bus perėjimas į kitą kalno pusę. Koks įdomus jausmas. Seniau organizmas tiesiog vengdavo sukilimų. O dabar įsijungia maudės. Davai, kvėpam, duodam. Įdomus pokytis per 9 dienas. Šiandien vėl lepina saulytė. Iš karto motyvacija, energija, nuotaika visiškai kitokia. Šiandien vėl gan status sukilimas. Teko paprakaituoti, kol sulipau šitą kalną. Radau kažkokį apleistą pastatą. Gal kažkada kažkas gyvena. Leidžiamės. Och, tu vos čiurnus nepasisukau. Gal jums ir atsibodo, tie patys vaizdai atrodo, kad kartojasi, bet man tai visiškai ne. Kiekvieną dieną einu, mėgaujuosi, va, pasižiūrėkit. Kalnų rangerių diena ofise. Štai toks tas solo režisieriaus darbas.
fainas šiandien diena, fainas maršrutas. Tikau keli žmonės. Ir žingsniuojam toliau link savo Prampareto. Finišuoju su 10 atkarpa ir dar turiu beveik daugiau negu pusę dienos. Manau, pailsėsiu, išsidžiuvinsiu rūbus. Ką manot, gal nusileisti tenai? Prieš paskutinį 11 diena laukia didelis sukilimas, bet po to tik žemyn, liks viena proba ir viskas. Rytoj finišas. Turiu pasakyti, čia buvo vienas prasčiausių refudžių. Žiauriai naktį buvo šalta, pusryčiai basic, viskas basic, atsipūtęs servisas, bet ne 5 žvaigždučių viešbučių čia atvažiavom. Vakar pasižiūrėjau žemėlapį, iš tikrųjų kiek daug nueita. Ir iš tikrųjų dabar suprantu, kodėl žmonės pradeda anksti ryte. Ir mano vis ryte anksti ir dabar dažniausiai pradedu 7:30. Lieka final push, lipsim iš visų jėgų. Gerai, kad pačioje pradžioje su dar daug energijos. Einu ir įveikiu paskutinį aukščiausią perėjos tašką. Aš negaliu patikėti, kaip pasikeitė mano charakteris. Nuo baimės, nepasitikėjimo, noro mesti iki užtikrinto, drąsaus, nuosekliai siekiančių savo tikslo. Esu nugalėtas šio žygio. Įveikiau ne atstumą, bet įveikiau save. Šiandien buvo egzaminas visų 10 dienų ir aš išlaikiau puikiai. Leidžiuosi į slėnį, einu ir didžiuojuosi savim. Kiek pasipildžiu savo indą emocijų, patirčių. Kažkada labai norėjau, kai buvau mažas vaikas, pabūti debesyse, pavaikščioti ant jo. Tai šiandien pildau savo svajonę. Naviguojam pagal prietaisus. Vakar susirašiau su vienu iš draugų, Marwan iš Olandijos. Jisai laukia manęs apačioj ir mes kažkur apie 1,5 valandos paeisim kartu. Sukilau 2,5 ir dabar tuos 2,5 reiks nusileisti. Štai į tą trobą. Vienas stačiausių ir ilgiausių nusileidimų, kurį teko eiti šioje trasui. Prieš tai buvusi nusileidimo atkarpa buvo brutali. Pradėjo skaudėti kelį. Teko sustoti, prasimankštinti. Naiviai tikėjausi, kad bus tik nusileidimas. Bet iš tikrųjų yra ir sukilimo. Mačiau ženklą. Iki mano refudžio dar 2 valandos, tai reiškia jau einu 3,5 ir dar 2 valandos. Va čia manęs laukia Marvanas, atsiuntė man savo koordinates, susišūkaliojam. So how's been going? Been going quite well. We're going to have the last descent and it's going to be all over. My hiking friend, crazy guy. They're crazy as well. We're one of the few people who did the whole trek. Atėjom prie Benchet, lieka keli kilometrai ir šios dienos etapas baigtas. Grand finale, 12 diena, palieku refudžio Benchet. Labai atsiprašau visų, kurie pergyveno. Tiesiog čia nėra nei ryšių, nei Wi-Fi, nieko. Simiegojau gerai, skaniai pavalgiau ir šiandien finišuoju. Einu iki autobusų sustojimo, kuris skaitosi oficiali AltaVia1 pabaiga. Paskutinė atkarpa. Šiandien labai gražių takų, nedideli sukilimai. Šiandien jau tikrai einu tikrų greitkelių, normalus kelias, saulytė šviečia, gražus oras, visokie jausmai plūsta ir džiaugsmas, kad įveikiau, bet tuo pačiu ir toks lengvas liūdesėlis. Viskas baigėsi, žingsniuoju link galutinio taško. Kelelis vingiuoja, žiūri jau ir 5 kilai bus, bet taip lėtai leidėsi, nes zigzagais nuo kalno varinėjai. Lieka paskutiniai metrai. Lemba toks statesnis nusileidimas. Paskutiniai laiptai ir... Finišas! Negaliu patikėti. 120 kilometrų. Žygis prasidėjęs prieš 12 dienų, kai neturėjau jokio supratimo, kaip viskas bus, kaip man seksis eiti. Šiandien aš jį baigiau. Wow, kaip buvo faina išbaigti paskutinius metrus ir kažkaip galvoju, kad bus daugiau emocijų, bet
užtenka tiek, kiek yra. Turning magical, and then she'd say everything I want to dream away.